It's so quiet at this time, I am deaf and blind. Couldn't hear any voices, humming in all times. Now you're slowly closing eyes, what a big surprise. And I know this is mine. Fastly crashed my mind, wait a long time. This is what I get now. It's only quiet inspiration, or a light, it's only crazy satisfaction. Feel alright, it's only quiet inspiration, or a light, it's only crazy satisfaction. Feel alright. Mes čia turime viduryje tikrai labai perspektyvę rašytoją. Jai nedaug metų, 29 bus jau labai greitai, jie atvyko iš Amerikos. Beje, jie turėjo visą turą 2 savaičių labai įtemptą po Europą. Ir čia yra paskutinė jo stotelė. Ir sakė, kai tik tai nusileidau Lietuvoje, pasijutau kaip tikruose namuose. Nes Virdžinijoje tiek pat žmonių maždaug, ir tiek nedaug, chaoso, daug gamtos ir daug gražių šypsančių veidų. Hello. Thank you. Sveiki ir ačiū. Kas nesuprato. I can see this is going to go very smoothly. Matau, kad vertimų nebus didelių problemų. So yes, I'm Maggie Stiefvater, and I'm American. I come from Virginia, which is a very, very small state. Esu Maggie Stiefvater ir esu iš Amerikos, iš Virdžinijos valstijos, kuri yra nedidelė valstija. My hometown is about 3,000 people. Mano gimtajame miestelėje gyvena maždaug 3,000 žmonių. It's small enough that we have one car mechanic. Ir jis tokio dydžio, kad užtenka vieno, kaip pasakyti, mašinų mechaniko. His name is Bean. Jo vardas Beanas. And we don't know if that's his first name or his last name. Nieks nežino, ar čia vardas, ar iš tikrųjų, ar pavardė. He just has a sign out front that says Bean's Automotive. Tiesiog ant ženklo prie jo dirbtuvėlės parašyta Beano dirbtuvė ir tu kaip nori taip supras. And when his wife comes out of the house, she goes, Bean! Ir žmona paprastai grįžus namo tokiu balsu, kaip ir parodė, jį šaukia. Commonly asked question was going to be. Žodžiu, kalbant apie dirbėjimą, tai blogeriai internete jau daugmaž, aš jau žinau, kokie dažniausiai klausimai yra užduodami apie tą knygą. And it is the most terrible question in the world. Klausimas iš tikrųjų tai baisiausias, koks tai gali būti. It was this. Toks. What inspired you to write Shiver? Kas tave įkvėpė parašyti dirbėjimą? Now, it's a horrible question because as a writer, Klausimas baisus, nes kaip rašytoja, I always thought that ideas are kind of like pimples. nes man kaip rašytojai idėjos jos kaip spuogai. One day you're walking along, everything's fine. Vaikštai savo ramiausiai, viskas gerai, viskas tvarkoj. The next day, I think I feel something picking. Kitą dieną žiūrėk, kažkas jau lygtai kalasi. And the third day, Trečią dieną jau žiūrėk. there's a volcano on your face. Ugnikalnis išsiveržė. And you can ask yourself where it came from. Gali neklausęs iš kur jis čia, kodėl jis čia atsirado. But really all that matters is that you take care of it. O svarbiausia, tiesiog kažką daryti, kažkaip su juo užsiimti. So, I thought ideas are like that. Tai vat man ir tos idėjos, mintys irgi vat tokių panašių būdų iškyla. The characters so realistic Veikėjai tokie realistiški, tikroviški, that it ruins someone's evening. kad sugadina žmogui skaitančią vakarą. So there you go. That's what inspired me to write Shiver. Tai štai, kas mane patraukė sukurti dirbėjimą. Which brings us to the other questions that I had for the next book.
Ir iš čia kyla kitų klausimų. Kitas klausimas apie sekančią knygą. There are two of them. Jos yra dvi. The first one was, did you do a lot of research for Linger, like read werewolf books? Aha, klausimai, ta prasme, yra du. Ar rašydama laukimą, tu daug tyrinėjai ir tiesiog sužinojai daug kažkokios tai medžiagos metodinės apie vilkolakius, vilkolakio gyvenimą? And I did do a lot of research. Ir tikrai domėjausi ir ieškau tos informacijos. I spent hours reading medical textbooks. Daugybę valandų skaičiau protingas medicinos knygas, vadovėlius. So yes, I spent hours doing research. Žodžiu, tikrai daug ir daug valandų praleidau prie įvairių informacijos rinkimo, įvairios informacijos rinkimo. But werewolf books, no, I did not read werewolf books. Bet apie pačius vilkolakius, knygų apie juos neskaičiau tikrai. Because everybody knows all there is to know about werewolves already. Nes visi ir taip viską apie juos žino. They shed. Jie pasikeičia. They slobber. Jisai, kaip sakyti, seilėjasi. They have a problem with lunar cycles. Su mėnulio ciklais turi bėdos. They attack people at the local convenience store. Puldinėja žmonės vietos parduotuvėlėse. And way back before any of you guys were born, O dar prieš visiems jums gimstant, the Germans invented them. juos išrado vokiečiai. I was just in Germany and they said, yes, that was us. Kaip tik per šitą turą buvo Vokietijoje ir vokiečiai patvirtino, sako, taip mes išradom. Have an answer for why werewolves. Taigi neturiu tokio vieno atsakymo, kodėl vilkolakiai. But hopefully the woman has distracted you from this with her. Bet turbūt ta moters šitas surzgėjimas jūs šiek tiek prablaškė.